Ar žinojai, kad tavo kompasas tau meluoja? Žemės šiaurės magnetinis polius, kad tik oficialiai paspruko iš Kanados ir dabar jau yra arčiau Sibiro. Tai ne paukštas. Per pastaruosius 190 metų polius nuvarė 2000 km. Kodėl? Nes giliai po mūsų kojomis skysta geležis ir nikelis verda kaip pašėlė. Tas katilas stumia mūsų magnetinį lauką į šoną. Tu matai, kaip viskas pagreitėjo? Anksčiau jis judėdavo apie 10 km per metus. O nuo 90-ųjų jis tiesiog įjungė turbo 50 km per metus. 2019 mokslininkai turėjo perrašyti modelius anksčiau laiko, nes niekas nesuprato, kas vyksta. Kodėl vis svarbu tau? Jei ne naujausias VMM sistema, tai pasaulinis magnetinis standartinis navigacijos padėties ir krypties nustatymų sistemų, kurios naudoja geomagnetinį lauką modelis, tai tavo lėktuvas nenuskristų į ten, kur skrido. Laivai pasiklystų, o tavo Google Maps tau rodytų ne senamiestį, o kaimynų daržą. Net tavo išmanusis nuolat gauna atnaujinimus, kad žinotų, kur yra šiaurė. Mūsų planeta keičiasi greičiau, nei mes manėme. Ar tai ženklas, kad magnetiniai poliai ruošiasi apsikeis vietomis? Parašyk komentaruose, baisu ar tiesiog įdomu. Ir nepamiršk sekti, jei nori žinoti, kur rytoj bus šiaurė.